Žinote, tai nebuvo kažkas tokio, kas padarė patį didžiausią įtaką. Tai buvo dalelė to, kuri leido man pasiekti tą žingsnį. Aš esu Giedrė, su Neolife kompanija esu jau 15 metų ir čia prisijungiau būtent dėl verslo. Nes tada buvau 21 metų, laukiausi ir tikrai maniau, kad tai yra puiki galimybė. Nes aš manau, kad yra labai svarbu atrasti savo kelią ir eiti juo, žingsniuoti kasdieną, kad galėtum save atrasti kiekvieną kartą iš naujo. Prisijungus prie Neolife, 7 metus neturėjau jokių rezultatų. Žinote, mūsų prezidentai Vitalija ir Algirdas Pranckiečiai direktoriais tapo po 9 metų. Ir aš taip galvoju, aš dar turiu laiko, su manim viskas yra gerai. Bet aš stebėjau, ką daro kiti. Jie daro namų vakarėlius ir aš darau namų vakarėlį ir sėdžiu viena. Niekas neatėjo. Aš darau renginį, jį suorganizuoju, pakviečiu žmonių ir ateina mano rėmėja, kuri tiesiog atėjo, kad nesijausčiau viena. Ir aš mačiau daugybę pavyzdžių. Aš tą visą laiką, būdama su Neolife, stebėjau, kaip kiti daro. Viską užsirašinėjau, norėjau daryti ir būti sėkminga. Bet atėjo toksai momentas, kad reikėjo suprasti, o kaip aš noriu, kas man patinka, kas aš esu. Socialinė medija yra viena pusė. Kita pusė tai yra Lietuvos valtymai. Žinote, mes su valtymais turime 2 kartus į mėnesį valtymų pusryčius. Ir aš suprantu, kad maistas iš tiesų jungia žmonės. O kur nešti savo iššūkius, įvairiausius nutikimus, taigi sako, neškite tie, kurie yra aukščiau ir kalbėkite jie, kurie turi patirtį. Tai aš esu labai dėkinga už tos pusryčius, kurie jau tęsiasi metų metus ir tikiu, kad jie išliks. Kaip sakoma, kad pokyčiai neįvyksta, kai mums yra patogu. Jie prasideda tada, kai nusprendžiame peržengti savo ribas. Kągi padariau kitaip, kad šiandien turiu kitokį rezultatą. Tai pirmas dalykas, tikriausiai pats svarbiausias, tai aš tiesiog prisiėmiau atsakomybę. Atsakomybę daryti žingsnius, už kuriuos aš esu pati atsakinga. Mano žingsniai veda mano komandą. Jeigu mano apsisprendimas yra kopijuoti, ar tai gali nuvesti į sėkmę? Mano atsakomybė buvo tai, kad atrasti save. Kai tu atrandi save, įvyksta toksai stebuklas komandoje, kada jie mato, kur tu eini, kur tavo laivas plaukia, jie pasiryžta eiti kartu su tavim, nes tu žinai, kur tu eini. Ir žinote, 90% savo komandos aš net nesu sutikusi gyvai. Mes dažniausiai tai nutinka socialinėje medijoje, kada mes susipažįstame, susibendraujame, mes užmezgame kontaktą, jie pasitikė manim ir mes kūrėme veiklą, bet yra dar tas 10%, su kuriais mes darome susitikimus. Todėl, kad mano vyras yra puikus virėjas ir maistas jungia žmonės. Mes susitinkame su savo komandos lyderiais
Ir aš suprantu, kad mano tikslas yra padaryti įtaką savo komandos lyderiams, kad jie galėtų daryti įtaką kitiems. Neieškokite klientų produktams. Kurkite turinį, kurio žmogus ieško ir jie taps jūsų klientais. Tai labai paprasta. Aš niekada neieškojau klientų. Aš niekada nejau ir nesakiau, kad mano omega yra pati geriausia. Aš sakiau, kad žiūrėk, aš turiu išgrynintą omega nuo 200 potencialių teršalų. Nesakiau tai. Aš sakiau, kad ar tu nori gerai jaustis, ar tu nori pajausti energijos, ar tu nori, kad tavo būtų šviesus protas, ar tu nori gyventi savo gyvenimą. Ir tada tas žmogus jungiasi ir nori patirti šitą naudą. Labai paprasta kurti turinį socialinėje medijoje. Vieną kartą Algirdas Pranckaitis mums vedė seminarą ir kalbėjo apie tai. Įsivaizduokite, kaip lengva kurti šitą verslą, kai tiesiog mums reikia rodyti savo gyvenimo būdą. Kiek žinote nelaimingų namų šeimininkių, kurios valo namus ir už tai jiems niekas nemoka. O aš sugalvojau savo iššūkį. Savaitę laiko į socialinę mediją dėjau video, kaip aš valausi namus. Žinote, mano vyras buvo labai laimingas, nes namai buvo ypatingai švarūs. Bet mano rezultatas buvo tas, kad parduotų produktų buvo ne vienetais, o jau dėžėmis. Ir tai rodydamas savo komandai, kad rodydamas savo gyvenimo būdą, tu gali padaryti pardavimą ir kurti savo pasitikinčių žmonių ratą. Arba tu gali kiekvieną dieną rodytis, kaip tu darai savo veido rutiną. Ir to pasekoje buvo rezultatas, kad mano komanda pradėjo naudoti Neolife kosmetiką. Nors tada buvo pagrindai tik mitybos papildai. Mano formulė yra tokia. Visos socialinės medijos. Būkite autentiškas, vertingas ir būtinai kvieskite žmonės veiksmui. Aš suprantu, kad socialinė medija ir gyvi susitikimai gali susijungti tarpusavyje. Socialiniai tinklai man yra kaip greitkelis, kuris leidžia pasiekti žmonės daug greičiau. Nes Stevenas kažkada yra renginiuose mums pasakęs, kiek žmonių sukontaktuosi, taip greitai augs ir tavo verslas. Kiek galima sutikti žmonių tiesiog gyvai einant į kažkokį susitikimą ar išeinant išgerti kavos, o kiek tų žmonių gali sukontaktuoti socialinėje medijoje. Mes su komanda buvo pasidarę tokį iššūkį per dieną mažiausiai 50 žmonių. Ne tai, kad siūlyti produktą, bet mūsų buvo tikslas užmegzti ryšį. Ir rezultatai iš tikrųjų buvo labai geri rezultatai. Todėl manau, kad gyvus renginius galima supinti į vieną ir paleisti visą tai į greitkelį. Aš komandai labai dažnai sakau, jeigu tavęs tai negazdina, galbūt verta yra tai pabandyti. Ir komandos žmonės labai dažnai galbūt atsisako tam tikrų iššūkių, bet aš matau tie, kurie pasiryžta tam iššūkiui, jie pasiekia tam tikrus rezultatus. Kasdieniai žingsniai daro stebuklą. Nuoseklumas, disciplina, pasitikėjimas savim. Svarbiausia, kokią žinutę jūs norite perduoti žmonėms. Ir tai gali padaryti didžiulę įtaką. Šita istorija prasidėjo prieš metus Kipre. Ir aš žinau, kad šiandien jūs, būdami čia Sicilijoje, girdite kitų žmonių istorijas vien tam, kad įsikvėpti jo tikrumo. Ir aš tikiu, kad kitais metais galėsiu pamatyti vieną iš jūsų, kuris būsite čia ir papasakoti savo sėkmingą istoriją,
kaip jums tai pavyko padaryti. Aš rašau savo istoriją. Tiesiog rašykite savo istoriją drąsiai.